Labadiena, įkvėpti judėti žiūrovai ir klausytojai. Iš pirmo žvilgsnio kukli Rugilė Miklyčiūtė svajoja drąsiai. Ji nori tapti pirmąją Lietuvos šuolininkė su kartimi olimpinėse žaidynėse. Šio tikslo link eidama ji įsirašo į savo karjerą tikrai istorinius šalies lengvai atletikai šuolių su kartimi rezultatus. Ji jau tapo Europos iki 20 ir iki 23 metų vicečempione, 17 kartų gerino šalies rekordus. Čia nacionalinės sporto agentūros tinklalaidė Įkvėpti judėti, o mūsų šuolių su kartimi talentą kalbinsiu aš, Brigita Virbalytė. Labas, Rugilė. Sveiki. Mes kalbamės iš karto po pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionato Torūnėje. Ar pati jį stebėjai? Stebėjau, tikrai. Stebėjau vyrų kartį, stebėjau, kaip Gabija Galvydytė bėgo. Tikrai buvo fainai palaikyti savus ir pamatyti juos ten. Vis tiek pasaulio lygis. Kad mūsų sportininkai išvažiuoja ten, tai labai smagu. Ar jau pačiai sukirba tokia viltelė, kad kada aš ten būsiu? Nežinom, kaip sudėtinga į uždarųjų patalpų čempionatus patekti, nes ten kur kas mažiau sportininkų ir dalyvauja dėl erdvės to trūkumo, tai ar jau taip pasvajoji? Tai žinoma, pasvajoju ir su trenere pakalbam. Yra sąrašuose sudalyvauti pasaulio čempionate uždarose patalpose, bet žiūrėsim ateityje, kaip bus. Patys sakai, kad stebėjai vyrų šuolio su kartimi rungtį, tenai tikrai 4. pasaulio uždarųjų patalpų čempiono titulą iškovojo Armandas Duplantisas. Pati esi sakiusi, kad labai žaviesi šiuo sportininku kaip žmogumi, tikrai ir graiko pasirodymas nuostabus, tai kas pačią galbūt labiausiai nustebino, ar tokios baigties ir tikėjaisi? Nesitikėjau tokios baigties, galvojau, kad graikas biški daugiau spaudimo duos Duplančiui, bet labai džiaugiuosi, kad atsirado graikas ir taip patobulėjo, tai manau, kad jis gali būti pasaulyje naujas favoritas, nes jo ir, kaip ir šnekėjom su trenerio, iš techninės pusės irgi labai gera technika, labai geri šuoliai, tai labai smagu, kad atsirado Duplančiui konkurencijos. Bet pati žinai tą jausmą, kai tenka varžybose dalyvauti be konkurencijos, tai tada sulygink, kai jauti, kai tarkim tarptautinėse varžybose tas spaudimas yra ir galbūt varžovės kartais net stipresnės ir kai Lietuvoje tu atrodo į vienus vartus tiesiog visada tampi šalies čempione. Šiaip kaip neturi konkurencijos, tikrai aš ir Duplantį suprantu, nes sunku su savim kovot. Bet aš jam galiu ir atiduoti pagarbą, nes jis kovodamas su savim darydavo pasaulio rekordus. Tai kaip atsiranda tos konkurencijos, biški viduj kažkas susimaišo. Kažkas galvoj susimaišo ir būna, kad galvoji ne apie tai, kaip techniškai šuolį padaryti, o kaip apšokti tą varžovą. Tai būna toks stresiukas, kaip ir netikėtas. Bet kurį variantą tada pati rinktumėsi, jeigu taip pat galėtum? Tai žinoma, kad su konkurencija gali daugiau nueiti negu su savim kovodamas. Pačiai žiemos sezonas jau baigtas. Kaip jį vertini? Manau, gerai. Negaliu sakyti puikiai, nes dar trūksta. Bet pasivijom vasarą. Rezultatas net aukščiau negu vasaros. Tai tikrai puikiai vertinu ir su trenere šnekėjom. Tai aišku, dar norėtųsi tas dalelytes ištaisyti, bet tikrai smagu, kad tobulėjom ir judam tolyn. Atrodo visada, kai kalbi apie save, taip tikrai, kaip ir sakau pradžioje, išlieki kukli ir vis tiek vien žiemą 3 kart gerintas šalies rekordas vienose varžybose, net 2 kartose pačiose varžybose. Kiek pati sureikšmini, nes atrodo, kad kalbant apie tave dažnai čempionatuose šalies visur visi kalba apie šalies rekordą. Kiek pačiai tas rekordas yra svarbus, ar tai toksai tik tai atpildas už tai, kad gerai varžybose viską padarai? Čia tokia, kaip ir mini paslaptėlė, ne paslaptėlė, bet mes su trenerė šnekėjom, kad kol nėra 4:50 mes neskaitom rekordo. Tai čia yra U23 rekordas, tai kaip aš iššoksiu tą 4:50, tada skaitysis kaip ir Lietuvos rekordas, tai dabar kol kas aš jų nesireikšminu, o kaip 4:50, 4:60 ir aukščiau, tai jau gal po biškį pradėsiu ir vertinti. Kada tą tikslą įsikėlėte, nes, atrodo, karjeros pradžioje tas tikslas taip, tikrai galėjo atrodyti labai jau taip milžiniškas.
Nuo pat, ne nuo pat pradžių, nuo tada, kai pasišokom 40, man rodos, mes tada ir šnekėjom, kad, pas mus karties lygis nėra aukštas. Tai kol nėra to, kol nepadarėm aukštesniojo, tol mes neskaitom to rekordo kaip nacionalinį. Tai va. Ar apskritai gyvenime tokia kukli esi, tarkim, keldama savo kažkokius tikslus ir visada jie yra tokie pakankamai aukšti ir taip, vat, kad ir šiuo atveju neleidi savo taip galbūt su tomis mažomis pergalėmis, mažais žingsneliais pasidžiaugti? Jo, mane taip mama auklėjo, nežinau kaip taip atsitiko, bet džiaugiuosi, kad turiu šiek tiek to kuklumo, taip neįsišoku. Ir tai iš tikrųjų jaunam žmogui šiom dienom labai, labai puikia savybė. Ką dar šią žiemą teko patirti, bent jau aš neatsimenu tiek metų pati buvusi lengvaatletė, neatsimenu tos atmosferos, kurią šią žiemą teko patirti tau pačiai namų arenoje. Kaune tai 2 varžybos, iš tikrųjų ir kontinentinio turo Indoor Cup Kosma taurė ir Lietuvos čempionatas, kur prezidento Valdo Adamkaus maniežas buvo su pilnutėlėmis tribūnomis ir atmosfera ten buvo neįtikėtina, kaip pati jautėsi tose varžybose. Labai fainai. Aš net nesitikėjau, kad tiek žmonių ateis, nes su Kosmos nariais, man rodos, šnekėjom, kad ar su Kinezu šnekėjau, kad paskutinę dieną į Kosmos taurę nusipirko virš 120 žmonių bilietų. Wow. Tai tas labai nustebino, sakė, dar prie durų bandė nusipirkti, bet jau nepardavinėjo. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Kosma ėmėsi tos iniciatyvos aukštinti mūsų sportą, mūsų lengvą atletiką karalienę vadinamą. Tai labai smagu ir jau pabiškai laiptelis po laiptelio žmonės daugiau ateis žiūrėti mūsų varžybų, ne tik mūsų rungties, bet ir kitų 800 tolis. Ir manau, jeigu mes tiek reklamos gausim, tai manau gal ir valstybė žiūrės mus kitaip ir gal daugiau ir iš finansinės pusės mus parems. Ir taip. Iš tikrųjų, bent jau aš taip asmeniškai galvau, kad Kosmo taurė, kadangi komercinės varžybos, tos reklamos tikrai buvo pakankamai daug, kad tiek žmonių Lietuvos čempionate tikrai nebus, o vienu metu taip aš galvau, kad galbūt jų netgi daugiau negu Kosmo taurėje, ar pati tikėjai, galvojai, kad sugrįš vėlgi tie patys žmonės, turbūt galim sakyti, kad galbūt netgi ir naujai išgirdę, kad ir pirmosios tos varžybos buvo tokios sėkmingos. Negalvojau. Tiesą sakant, mes šnekėjom, kad pas žmonės toks mąstymas yra, jeigu mokamas, geras renginys, jeigu nemokamas, tai negeras. Tai maniau, kad ateis savi, neteis ten kokie kiti žmonės pašaliniai, bet atėjau pirmą dieną pažiūrėti varžybų. Nėra kur atsisėsti. Ir stovėjom, ir žiūrėjom, ir visi plojo, palaikė sportininkus. Marius Vadeikis šokinėjo, labai buvo fainai palaikyti. Tikrai labai smagu, kad ateina žmonės pasižiūrėti mūsų sportininkų. Kiek taviškių, nežinau, tavo aplinkos žmonių atėjo, ar kaip tik galbūt sakėjai, neikit, nežiūrėkit, čia man bus papildomas spaudimas, ar kaip tik visus kvietėjai ir sakėjai, kad čia galbūt tiesiog šią žiemą jau kitų galimybių nebus, tai ateikite ir pasižiūrėkite, kas vyksta. Šiaip aš nemėgstu, kad ateitų mano varžybų žiūrėti, ypač mamai draudžiu, sakau, neik, negalima. Jinai visą laiką sako, kodėl. Sakau, šiaip, nenoriu. Bet šį kartą leidau, daviau progą ir jinai prisikvietė ten ir giminių, ir draugų, ir visko, ko jinai tik ten nekvietė. Galvojau, kad gera reklama mums būtų visai. Tai giminės ir mamos draugai sakė, labai įdomu, buvo žiauriai fainai pasižiūrėti, kaip bėga, kaip šoka. Euforijai buvo jie. Tai realiai ne vien tik tai tavo rungtį stebėjo, bet ir buvo visose varžybose, taip? Taip, iki galo. Pati matei tribūnose artimiausius žmonės, ar taip koncentruojasi ir užsidarai savyje per varžybas, kad bent jau stengiasi nematyti? Pasižiūrėjau, pamačiau, užteko, bet šiaip stengiuosi nekreipti tai dėmesį, užsidarau savy ir varžybos, man šuolį reikia padaryti, kad neišsiblaškyti. Aš buvau abiejų varžybų pranešėja ir šiaip turiu klausimų iš savo asmeninės patirties, ką aš pajutau ir vėliau trenerė su manim šnekėjo, kad
įtampa prieš pirmuosius šuolius atrodo galbūt šiek tiek yra didesnė tau ir ar tai tikrai yra tiesa ir tarkim palaikymas toks kaip balsu per mikrofoną palaikykime Rugilę Mikličiūtę ar plojimai, šūksniai bent jau tam tikrame varžybų etape geriau tave taip tyliai palaikyti, nes ir buvo vieną kartą netgi parodei, kad žiūrovai pritiltų ir leistų tau susikoncentruoti ties tavo šuoliu. Tai kaip ten vyksta viduje viskas? Tai pirmas šuolis, tas pradinis yra pats svarbiausias šuolis. Ir ten viduj darosi makalošė visokia, chaosas ten būna. Ir dar kaip žmonės pradeda plot, palaikyti, smagu tikrai, bet gal geriau to nereikia, nes sportininkas įsimuša iš vėžių. Tai jau kaip eigoj, ten jau kaip aukštesni aukščiai, tada fainai kaip palaiko. Bet pirmi šuoliai, tai sakau, būna chaosas tikras viduj. Sustokime ties čia būseną, nes labai įdomu. Man kaip buvusi sportininkė, aš to niekada nepatyriau ir nežinau, nes suprantame, kad ir kitose rungtyse, kur tikrai svarbu atlikti bent vieną sėkmingą šuolį, turbūt ir sėkmiai toliau siekti gerų rezultatų, tai ar šuolininkams su kartimi visiems, tai kiek matai iš savo patirties, jie susiduria su tam tikra tokiu spaudimu, bet labiau galbūt vidiniu savo? Aš manau, ne visiems, tikrai ne visiems. Pavyzdžių negaliu pasakyti, nes pas mus bent jau grupiai visi kažkokią vidinę problemą turi, bet aš manau, kad visi su savo problemom ir gal visiems net nereikėtų plot, nes, kiek ir su savo komandos nariais ten Elze šnekėjau, kad, pradžiai reikia, susikaupti, nes kad toliau eitųsi gerai varžybos, tai geriau palaikyti tyliai. Sportininkas kartu su treneriu nusprendžia, kada bus tas pradinis aukštis ir kada pradėsi savo varžybas ir ypatingai Lietuvos čempionate, kai tau reikia stebėti sportininkas, su kuriamis kartu dalyvauji, nes varžybas pradedi kur kas vėliau. Kaip vyksta tas sprendimas, ar jūs jau būnat prieš varžybas susitarę, ar tarkim apšilimo metu galbūt pajuntat, kad kažkaip galbūt kūnas netaip jaučiasi, ar labai gerai jaučiasi, man čia irgi labai įdomu. Su tais pradiniais būna tokia loterija labiau. Nusprendžiam tada, kai padarom apšiliminius šuolius, ateini iki trenerės, su pakalbė. Ir bent jau aš ateinu, treneras sakau 4. 4, ką sako, aš arba šoki, arba nešoki. Sako, nešoki, tai nešoki. Tai pas mus su pradiniais taip labiau yra. Kaip jautiesi tą dieną? Turbūt tarptautinėse varžybose truputėlį kita patirtis ir pavyzdžiui vakar irgi moterų pradinis aukštis buvo 4,35, tai pabandykim įsivaizduoti, dabar šoki 4,40, atvažiuoji į varžybas, kuriuose pradinis aukštis 4,35 m, kaip tada galimai galbūt jaustumėsi. Yra tokia patirtis buvusi, kai pradinis aukštis buvo pakankamai bauginantis, galima gal taip sakyti. Jeigu reikėtų atvažiuoti tas varžybas, kur 5 cm nuo mano asmeninio, tai tikrai baugintų. Bet manau, šitas tik į gerą. Nes, turiu vieną pavyzdį, Elze. Jinai išvažiavo Europos čempionatą. Elze yra kartu su tavimi besitreniruojanti komandos draugė, kuri Lietuvos čempionate lieka dažniausiai antroje pozicijoje. Taip. Tai jinai išvažiavo Europos čempionatą, puikiai pasirodė, pateko į finalą ir finale 10 cm gal nuo jos asmeninio buvo pradinis. Ir jinai sako, ką aš padarysiu, aš padariau maksimumą, patekau varžybas, sako, viskas, šoku, mėgaujuos, ir toliau jinai tęsia tas varžybas ir tikrai smagu dėl jos, tai manau, ir šitas į gerą būtų, nes tu jau patekai į tas varžybas, į pasaulio čempionatą. Tai tavo užduotis dabar vienu laipteliu aukščiau užlipti ir įveikti pradinį. Tai reiškia nelemta buvo. Ir tos baimės pas Elzę, kaip pasikalbėjot po varžybų, nebuvo tokios, kad kažkaip vis tiek suveikė kažkas ten viduje psichologiškai prieš tą pradinį? Ne, nebuvo. Dar žiūrėjom įrašą pakartotinį. Tai sako, žiūrėk, aš čia šoku gale. Kas dar turbūt man labai įdomu, ką žiemą šią nutiko ir ką aš tikrai gyvai mačiau, tai Lietuvos čempionato vyšnė ant torto, aš tikrai taip sakiau, nes man tikrai taip ir jautėsi, tai tavo bėgimas kartu su komanda mišrių estafečių 4x400 metrų varžybose, jas ir laimėjote ir buvo tikrai
Man nuostabu stebėti, kaip šuolininkė su kartimi bėga ir atrodo, ir bėgimo technika taisyklinga ir viskas. Tai kokia tavo patirtis su bėgimu ir kodėl nusprendėte tokiai avantūrai ryžtis? Tai bėgimas, aš realiai pradėjau nuo bėgimo. Viskas prasidėjo nuo bėgimo, tada tik kartis. Anksčiau man taip patikdavo bėgti, aišku, dabar nepatinka. Bet taip patikdavo bėgti, aš bėgiodavau, sakydavau, trenerė, kilometrą. Užrašykit mane į kilometrą, 600 aš prabėgsiu. Ir taip ir ta užsiliko dalelė, kaip ir minėjau, tada kaip jūs ėmėt iš manęs interviu, tai širdelį ten yra viduj kažkas. Tai ir mes dėl naudos gal bėgom tos 400, nes aš turėjau traumą dvigalvio įplyšimą, tai dar toks randelis yra, tai mums reikia išsibėgioti. Tai šitos du dalykus sudėję, tai gavom ir pliusą, tai ir išsibėgiojom, ir patikrinom savo jėgas, tai tikrai labai fainai buvo, tai nuėjome laiką, tai buvo 400 laikas apie 5-6. Tai tikrai nustebino šitas. Wow, geras. Pati rinkdavaisi nuo pat pradžių, kai susidūrė su bėgimu kažkiek ilgesnės distancijas, tie patys 400, žvelgiant į tai, kaip kartais būna sunku 400 metrų bėgikiems pabaigti tą distanciją, atrodo, lyg į sieną bėga, kaip pati jauteisi ir ar esi bėgus tokius 400 jau kažkaip, nežinau, ten maksimaliai pastaruoju metu? Nesu bėgus, bet jausmas tai ojojo. Aš labai užjaučiu bėgikės 400-ninkių, nes liko gal paskutiniai 100 metrų. Aš jaučiu, kai man kojas atsisako dirbti, rankos irgi, kvėpuot sunku, bet jau ir galas, ir ašaras atrodo bėga. Bet bet labai fainas jausmas, kai pabaigiai, žinau, kad iki galo pabaigiai, atidavai viską, tai dabar suprantu, kaip Murauskaitė jaučiasi po 400. Ir visi mes tai esam matę. Iš tikrųjų, Rugilė, įsibėgėjimas pas jūs rungty irgi yra labai svarbus ir kiek, nežinau, tam pačiam bėgimui skiriate dėmesio, nes tikrai nesu su specifika tiek susipažinusi, kad žinočiau, kiek tenka pabėgioti ir treniruotėse. Ir jeigu sakai, kad nepatinka bėgti, tai turbūt tenka bėgti. Na taip, pasiruošiant sezonui, tai mes bėgiojom atkarpas, kaip ir visi bėgikai. Aišku, trumpesnė šiek tiek. Būna taip, kad 200, 150, po to sezono eigoj būna 30, maks iki 60 metrų. Ten mūsų ta atkarpėlė, bet kad pasiruošime, tai tikrai labai daug bėgiojam. Ir aišku, kiekvienais metais keičiasi, trenerė pakeičia planus, būna vienais metais daugiau šuolių atliekam, kitais metais daugiau bėgimų. Ir trenerė lygina, kas geriau. Kiek tas įsibėgėjimas, galima kažkaip paskaičiuoti procentaliai, kiek lemia sėkmės varžybose? Jeigu jau įsibėgėjimą kažkas blogai, tai gali jau pasakyti, kad tikrai šuolis bus nesėkmingas. Gal 85% labai daug duoda, tai jau iš įsibėgėjimo, kai bėga žmogus, jau matai, ar jis pašoks ar ne. Tai... Bet kurio galėtum pasakyti šuolį? Jo. O, geras. Tai reikia greičio tam. Nėra greičio, nebus ir įstatymo kartės, nei lenksit jos ir gali pasibaigti traumą. Reikia ritmo bėgimo. Viskas susideda, pas mus kartėje labai daug tų mažų elementų yra. Rugilė, atrodo, bėgiojai, tau labai patiko, bet kažkodėl pasirinkta buvo kartis. Kaip tai įvyko ir turbūt dar galėtum galbūt pačią priešistorę, kas iš viso atvedė tave į lengvąją atletiką, kaip ten atsidūrei? Tai atvedė visai netikėtai. Antroj klasiai trenerė gal atėjo į klasę, pakvietė į varžybas ten vaikučių. Mes nuėjom dalyvavom, smagu, viskas ir pamiršom. Mano geriausias draugas, jis susirašė lankyt. Gerai galvoju. Ir aš užsirašysiu. Ir dar prie to prisidėjo mano pradinių klasių mokytoja. Jinai mus atvedė ir jinai įkalbino mamą, kad aš lankyčiau. Nes mama norėjo, kad aš gimnastiką lankyčiau, nes jinai pati buvo gimnastė.
tai davė rinktis tarp gimnastikos ir lengvosios, tai sakau, ne, gimnastika ne man. Bet tu jau buvai pabandžiusi? Buvau, nuvedė pas trenerį, bet, nepatiko. Patiko į ten tuos minkštus rutuliukus šokinėti. Bet ir turbūt visiems vaikams. Visa kita nepatiko. Tai tada, kaip ir visi maži vaikai, išbando visas rungtis. Man patiko bėgti ir trenerė minėjo, kad aš labiau bėgiminė esu ir pėdutė bėgiminė yra. Tai mes ir pradėjom nuo tų visų bėgimų, 600 ir taip toliau. Tada gal man suėjo 12 ir trenerė davė kartį pabandyti. Galvoju, oho, kas čia per pagalys, visai fainai atrodo. Tai pabandžiau ir nežinau, kažkokia liepsnelė atrodo užsidegė tiesiog. Iškart? Ir taip, gerai galvoju. Tai anksčiau tada vaikų amžiai gal buvo taip, bėgimas kartis, po to jau labiau liko link kartis, tada bėgimas į šalį ir taip kažkaip taip įvyko. Tai realiai trenerė supažindino su tuo ir liepsnelė užsidegė tiesiog. Bet tikrai, pripažinkim, tai tikrai specifinė lengvosios atletikos rungtis. Lietuva labai didelių pasiekimų neturėjo ir turbūt vėlgi techniškai tai yra labai sudėtinga rungtis ir vaikui pasirinkti tokią rungtį, kažkas turėjo labai patraukti, tai nežinau, galėtum identifikuoti, kas būtent taip užkūrė tą tavo varikliuką vidinį. Tai, manau, pats skridimas gal, nes kiek esu treniravus ir trenerės vaikų ir kitų, jie visą laiką ateina pas mane, sako, o tai šiandien kartį? Sakau, ne, šiandien bėgiojam. Ir aš nežinau, kas ten tokio įvyksta vaiko pasąmoniai, bet, turiu tą tokį tvirtą įsitikinimą, kad tas pats skridimas, tu peršoki tą gumą, oho, čia aš peršokau su kažkokiu pagaliu, tai aš manau, kad va šitas davė daug įtakos, nes visi vaikai, kas tik pabando ir karti, o šiandien karti, tai manau taip. O tai to baimės jausmo, aš žinau, kad vaikams tas baimės jausmas yra kur kas mažesnis, jei reikėtų suaugusiam su tuo, kaip sakai, pagaliu šokti, tai turbūt vėlgi būtų, kaip aš ten krisiu ir kas man atsitiks ir panašiai. Tai pati neturėjai ir nebūna dažniausiai iš tavo patirties vaikams tos baimės, kad galbūt nukris, susižeis ir panašiai. Ne, nebūna. Aišku, dabar mūsų amžiai gal būna vien dėl to, nes bijai traumas. Bet kai vaikas esi, ne, tiesiog nori šokti, nesvarbu, tu ten užsimuši, bet vis tiek eisi šokti. O jau kaip biškį pabręsti, tai jau supranti, kad jeigu pasimsi kitą kartį, gali nepraeiti ir nukrist. Ir tokia baimė įsirašo, bet manau, tą baimę galima nugalėti su sportiniu tuo užsispyrimu. Atsimenit pirmąjį momentą, kai ta baimė kažkaip irgi užgimė, kaip ir ta liepsnelė įsidegė būtent šiai rungčiai ir kaip tada atsirado ta baimė, kuri turbūt jau toks palydovas vis tiek šešėlis visada bus. Gal ir atsimenu, buvo viena treniruotė, kaip išbandėm naują kartį ir pataikiau tarp čiužinių ir įplyšo man čiurnos raiščiai. Tai visa koja buvo ištinus kaip kaladė, negalėjau sportuoti. Ir nuo tada manau, kad ir ta baimė atsirado. Bet irgi su ta baimė, tu turi jaust, protingai. Bijai, bet turi vis tiek daryti, nes čia tavo darbas yra. Tai, kaip sakoma, kaip ir lošėjai yra, kad jie stato viską ant raudono, tai mes irgi statom viską į šuolį, kad teisingai daryti. Ir Rugile, turbūt, nežinau, 1000 kartų tavęs yra klausę apie tą jausmą, kai tu jau arba sėkmingai peršoki, arba nesėkmingai ir krenti ant to čiužinio. Spėja dar kažkas tenai susigeneruoti mintyse ir kas dažniausiai vyksta, ar nežinau, ir vėlgi, turbūt po sėkmingo ar nesėkmingo tai skirtingai. Spėja, bet ir nespėja, nežinau, labai sunku šitas klausimas yra, net neįsivaizduoju kaip atsakyti ir manau, kiekvienas į tai neatsakytų, nes ir sunku perteikti tą jausmą,
ir sunku gali ir jaust ore, ar tu padarai ar ne, bet ir gali nejaust. Pavyzdžiui, būna, kad nesėkmingas šuolis, bet tu atrodo jautei, kad gali padaryt. Buvo, kaip per kosmos varžybas bandžiau 4,41 ir atrodo peršokau, bet užkritau ant kortelės. Ir tada taip tokios mintis ateini treneriai sakyt: treneri, ką aš blogai padariau. Tai sunku pasakyti. Nekartą mūsų pokalbėje paminėjai trenerę Rita Sadzevičienė, kur atrodo apskritai man žvelgiant į jūsų grupę, visų jūsų akys atrodo dega, tai ką šis žmogus padaro su jumis ir vėlgi kaip jūs išlaiko šioje rungtyje ir čia papasakok apie tą jūsų ypatingą ryšį. Aš manau, kad išvis labai pasisekė, kad mes tokią trenerę turim. Jinai labai supratinga, jinai realiai mūsų grupėje yra kaip antra mama. Grįžti namo pas mamą, bet važiuoju į maniežą irgi pas mamą. Labai džiaugiuosi dėl mūsų grupės, nes labai faina, ir dėl trenerės. O su trenerė aš nežinau, kaip ir minėjau, jinai labai supratinga yra ir jinai viską paaiškina, kaip ir viską logiškai, niekada nerėkia ant tavęs, kaip būna, aišku, tokių trenerių, kur spaudžia. Jinai visą laiką mums sako: vaikai, palsėkit šiandien, bet mes ir darbo norim, visko. Sakau, trenerė su mumis kaip su mama, kaip su vaikais. Taip. Su vaikais. Tai tas ryšys, tai nežinau, kaip išvažiavom į Suomiją dviese į varžybas, man net tos mamos netrūko, nes trenerė buvo. Mama, tikiuosi dabar neklausys šito sakinio, bet aš suprantu, ką tu sakai. Ta prasme, čia taip turbūt sportininkui pasiseka, kai toks ryšys yra, kad čia turbūt didžiausia dovana ir tikrai sėkmės formulė tam tikra. Kas apskritai tas ryšys ypatingas labai matos ir varžybose, kad kiekvieną kartą nueini su ją pasikalbėti, pasitarti. Pati esi sakiusi, kad ne kartą ir tose stresinėse situacijose, kai tikrai ta įtampa jau pasiekdavo raudoną lemputę, ji padėdavo, tai turbūt ir tas jos gebėjimas būti ir psichologija labai padeda. Taip, jinai tokių patarimų duoda, man net sunku pasakyti, nes trenerė toks žmogus, kur visur padės ir mes tengiamės jai padėti kiek įmanoma. Jinai net per atostogą dirba savo darbą, tai aš labai džiaugiuosi, kad, sakau, kad turim tokią trenerę. Ir iš psichologinės pusės jinai labai daug padeda ir šiaip pamokina. Realiai batus susirišt trenerė mane išmokino, kurą užsipilt trenerė išmokino. Tai sakau, trenerė yra tas žmogus, kurio net nenorėčiau palikti. Kaip kiti išvažiuoja į Ameriką, palieka ir šeimą, ir trenerius. Aš, kad ir duotų man galimybę išvažiuoti, apmokėtų viską, aš nevažiuočiau dėl trenerės. Nes vis tiek aš manau, kad išvažiavus aš ten nerašiau vietos tokios ir kas mane taip paguostų, kaip trenerė moka. Tai realiai turbūt treneriai pasipasakoja ne tik tai apie sportinius dalykus, jeigu sakai, ir kurą išmokė užsipilti. Taip, su trenerė realiai visom temam pašnekam ir kaip ir paprašau patarimų tų gyvenimiškose situacijose ir jinai man patarė ir dažniausiai taip suveikia, aš net mamai tiek nepasakoju, kiek treneriai. Tai čia turbūt vėlgi labai, bet ir tai jaučiasi, tai matosi ir kaip sakau, turbūt nedažnai tai būna, tai labai aš irgi džiaugiuosi dėl to ir tikrai linkėjimai ir didžiulė padėka treneriai. Apskritai turbūt ir čia ta žmogus ir buvo trenerė, kuri kitą tavo tikslą tau suformavo, kad tu pati labai nori padidinti šuolio su kartimi žinomumą, žmonėms parodyti tą žavesį. Tai kaip čia tu įsivaizduoji, nežinau, galbūt ar tu jautėjai pradžioje, kad tas nepakankamas dėmesys šiai rungčiai, kad atrodo, kad kažkur ten nuošaly, kai vyksta lengvosios atletikos varžybos ir koks tas tavo noras būtų, kad kaip į šią rungtį būtų žvelgiama? Anksčiau tai labai jausdavosi, kaip būdavo Lietuvos čempionate transliacijos, tai kartės niekada netransliuodavo.
bet dabar va ir transliuoja, ir visi ateina pasižiūrėti, tai tikrai jausdavosi tas toks atskirimas mūsų rungties, aišku, ir suprantama, nu, nes tikrai nėra įdomu, kaip moteris šoka ten 2 metrus 40, 3 metrus, o vyrai šoka ten 4, 50, 4, 60, nu, kaip mes dabar šoka moteris 4 virš, o vyrai 5 jau šoka. Tai tikrai jausdavosi, bet džiaugiuosi, kad nu, mūsų su trenerio tikslas jau po biškį jau įsigyvendina. Yra ir kitų tikslų, visokių projektų jau esam pagalvoję, ką galima padaryti, kaip dar iškelt tą kartį. Ir vat minėjot apie tą kuklumą, tai manau ir trenerė ir suformavo tą, irgi prisidėjo prie to kuklumo mano, nes, kaip ir sakau, jinai daug išmokė. Kiek jūsų grupėje dabar yra žmonių ir turbūt vėlgi kas labai faina, kad atrodo visi jauni žmonės, nėra kad taip ir atrodo, kad nu, tikrai bent jau tvirtas branduolystas yra, kas labai svarbu turbūt ir tam rungties žinomumui, kad ir ta konkurencija vidinė būtų ir visi kiti dalykai. Tai pas mus, dabar tiksliai nepasakysiu, bet į grupę eina 7, 8, nu, iki 10. Tai visi ten būna nepasiseka treniruoti ir, nu, ir tu susinervinęs sėdi, ten vos ne ašaros, bet ateina, pasako, paprotina taip pat ir jie ir tikrai padeda. Tai, sakau, džiaugiuosi mūsų grupė ir mama trenerė, tai tikrai. Ir jos beveik 10 vaikų. Jo, daugiavaikė. Tikrai taip. Rugilė, vėlgi, tikrai esu ne kartą tave mačiusi varžybose, atrodo, kad tikrai pergyveni po nesėkmių ir tikrai tų tokių, bent jau trenerės apkabinimo, kaip suprantu, ir komandos draugų tikrai ir pačiai reikia, atrodo, kad kaip tik esi ta lyderė, kur galbūt, gal taip ir darai ir kitus taip pat guodi, bet pačiai irgi reikia, ta prasme, sunkus momentas būna. Kiek atrodo, žinai, dažniausiai tiem geriems sportininkam, kurie yra rungties lyderiai, žvaigždės, bent jau Lietuvoje, jie atrodo tokie, žinai, stiprūs, nepalaužiami. Kaip pati jautiesi, kai galbūt tas tikslas tavo nepasiekiamas, galbūt kažkas nepasiseka, tiesiog ne tavo diena būna? Na, jaučiuosi tragiškai, bet gal tas jausmas ne tai, kad aš čia nepašokau ten kokio Lietuvos rekordo ar kas, jis labiau, kad nuvyliau gal trenerį, nes visą laiką būna tai, kad asmeninis, žinau, kad trenerė apsidžiaugs, tai aišku, jaučiuosi labai nefainai, bet yra ir kitų komandos draugų, kurie irgi šokinėja ir jie atperka tą tokį liūdesį, jiems pasiseka ir tada toks, gal man nepasisekė, tai gal čia ženklas, kad jiems turėjo pasisekti. Tai vis tiek, kad ir liūdesys būna, bet tą užpildo komandos nariai, kaip jiems pasiseka, kaip matosi, kaip trenerė dėl jų džiaugias, tai manau, čia tokia pusiausvėra būna. Vienas kitą dengiat. Jo. Tam nesėkmės momente užsibūni, ar įsimiegi, pailsi ir paleidi jį? Na, priklauso, koks startas buvo nuo varžybų, ar tarptautinis, ar Lietuvos ten, ar Kauno. Dažniausiai Kauno užsimiegu paleidžiu, išsianalizuojam klaidas ir viskas. Lietuvos čempionate biški ten jau sunkiau, gal biški save, kaip čia pasakius, spaudžiu tada labiau. Pagraužiu, jo. Bet pasišneku, po kelių dienų su trenerė paanalizuojam ir tada dingsta. O jeigu tarptautinis startas, kaip čia buvo prieš kelis metus Lenkijoje, tai ten jau save daėdžiau iki galo, gal gerą mėnesį apie tą startą galvojau ir norėjosi atpirkti tą tokį, galiu, aš geriau galiu ir spaudžiau ir ko tik nedariau, aišku, trenerė sakė, negali save spaust, nes taip save dar labiau užspausi. Supratai, kad tas tiesiog tikrai neigiamo daugiau, iš to graužimo naudos turbūt labai mažai ir tu gali pagraužti turbūt naktį, bet geriau, kad tu paleistum. Po tos patirties supratai? Taip, supratau, nes, tikrai, kas iš to, jeigu tu save griauši dėl to, nepasikeis nieko, laikas neatsisuks, tai
nu, jau geriau tą dieną gali, pasigriaužt, viskas, kitą dieną atsikeli kaip naujas žmogus, tas pats ir su pergalėm. Laimėjai tą dieną, pasidžiaug, jau po 12 nakties, viskas, jau kita diena, jau gali pamiršti, jau dirbi vėl iš naujo. Vėl tas kuklumas. Pirmąjį šalies rekordą pagerino 22 metais, paskui buvo dar ir Europos iki 20, iki 23 metų vicečempionės titulai. Vėlgi, aš tokius, žinai, kertinius momentus noriu išgirsti tavo karjeroje. Kada gimė 450, bet kada gimė ta svajonė apie olimpinės žaidynės ar galbūt netgi pasaulio rekordą? Jinai tai nuo pat pradžių buvo. Jinai visą laiką į olimpiadą patekti nuo mažens būdavo, nors kažkada su močiute ar su mama mane vedė į treniruotę ir sakau, man sueis 14, viskas, mesiu, eisiu kažką veikti. Su ją 14, nemečiau. Tai jinai visą laiką buvo ir čia pagrindinių svajonių yra ir taip pat ir pasaulio rekordas gal atsirado tada, kaip 3:30 pasišokau. Gal atrodo ir netoli, bet aišku, toli tuo metu buvo. Bet manau, kad tos svajonės, tie tikslai ir veda tave į priekį. Neužsistovi vienoj vietoj. Iš tikrųjų pati savo didelius tikslus keli, bet kas turbūt aš taip girdžiu ir iš šalies ir dažnai turbūt pati taip pagalvoju, atvažiuodama į varžybas, ar bus dar vienas Rugilės Lietuvos rekordas ar ne. Tas toks, tu bet kokiu atveju galbūt ir negirdi, kad tau kažkas pasako tiesiai, kad neprieina, nepasako, tai Rugilė bus, bet turbūt ir pasako, bet kiek tas spaudimas iš šalies jauti, kad tave veikia? Anksčiau gal labiau veikdavo, kaip imdavau labiau į galvą, kaip kas sakydavo, oi, čia tu dabar padarysi Lietuvos rekordą, ar ten pasimsi auksą tarptautinėse varžybose. Dabar, man pasakė, nusišypsojau ir viskas, sakau, bus matyt. Tai ir dabar tai neveikia iš vis. Pati apie olimpinės žaidynės užsiminiai ir turbūt čia kas be ko, kiekvienas olimpinis ciklas eis į pabaigą ir tavęs visi pradės klausinėti, kada. Tai esate su trenere konkretizavę, kada ši svajonė turėtų įsipildyti, kada galėtų įsipildyti? Kada jau mums pradėti klausinėti? Kada, tai mes juokais pasakom, 28, bet manau tie juokai ir bus taip, kad išvažiuosim gal, aš labai tikiuosi ir dėl to ir dirbam labai daug, tai manau 28 yra tikrai šansų, jeigu kaip ir sakiau vienam interviu, kad jeigu traumos nesustabdys, tai manau ir įmanoma pasiekti. Tarsi pati užbėga įvykiams už akių, ką aš norėjau klausyti, tai tikrai esu ir mačiusi pati, kai tau kažką skauda, kas neįtikėtina, kad tu vis tiek varai, dalyvauji varžybose. Aš atsimenu Madride, tai man atrodo, kad tiesiog tu bėgi šlubuodama ir kadangi aš tą pačią problemą turėjau ir matau tuos jau žmonės, kuriems skauda, tai vėlgi kaip pergyveni tą traumų momentą, kurio tavo rungtyje tikrai būna daug ir jaunam žmogui dažnai tas tokius periodus yra sunku pereiti ir jie kartojasi. Sunkiai labai, man atrodo, kad daugiau darbo bus geriau, kad ir per traumas, bet tikrai taip nėra. Čia didžiausia klaida yra galvojime. Šiaip visokių dalykų, įvairių dalykų prisigalvoju, kaip trauma būna, bet tam yra trenerė, jinai ir nuramina. Tai kaip ir toks juokelis yra tarp mūsų grupės ir kitų žmonių, kurie pažįsta, kad su traumom bus ir Lietuvos rekordas, nes jeigu turiu traumą, tai reiškia Lietuvos rekordas. Nes tai patirtis parodė, taip? Tai šiaip tikrai sunku pergyventi tas traumas ir kaip matai, kaip tarkim tu negali šokinėti ir kiti šokinėja, toks irgi, aš čia galėčiau būti, bet su traumom tu labiau vertini, pradedi vertinti savo rungtį, savo sporto šaką, nes, kaip sakoma, uždraustas vaisius visą laiką skaniausias yra. Tai manau, kad traumas ir pamoko, tai aš ir jas priimu kaip ir teigiamai, bet labiau neigiamai, bet iš tos pusės, jeigu žiūrint, tai tikrai labai daug pamoko, tai
pradedi vertinti ir taip. Jau turbūt mintimis nusikeli ir į artėjančią vasarą. Tau tik greit sueis 21. Dar tavęs laukia Europos iki 23 metų čempionatas, kaip suprantu, kitą metą. Bet jau svajoja apie suaugusių varžybas ir Lietuvos rekordus jau suaugusių amžiaus grupėje seniai gerini. Vasarą laukia pagrindinis mūsų karalienės renginys Europos lengvosios atletikos čempionatas. Kiek svajojate apie jį, kiek galvojate ir kaip vertinat savo šansus? Tai svajojam, tai labai svajojam, labai norim ir aš ir trenerė, nes norisi nuvažiuoti apsiuostyti, ten pasižiūrėti, kaip tie suaugę dalyvauja ir su žvaigždėm pašokinėti. Yra galimybių, tikrai yra, ir matėme su trenerė, kad šį žiemos sezoną galėjom 50 šokti tikrai, bet vis aplinkui šokinėjom, tai manau dar nelaikas buvo. Tai yra tikrai galimybių, tai ruošimės vasarai. Ir mes kalbėjom, kad geriausia daryti normatyvą, kad per reitingus nereikėtų atsirinkinėti ir čia stresuoti. Dabar žiūrėjom reitingus, irgi stebim, lygtais buvom 33, dabar nežinau kaip yra. 39. 39. Tai stengiamės tikrai ir norim įlipti į tą suaugusių sportą jau po biškį, nes vis tiek norint tęsti toliau sporto karjerą, reikia žiūrėti į ateitį. Ir kaupti tą patirties bagažą. Vėlgi, lengvų kelių neieškote ir normatyvas yra 4,60, tai atrodo vėlgi 20 cm, atrodo, bet kas paklausytų tikrai didelis tikslas per kelis mėnesius, bet tikrai matau, kaip akys žiba ir kaip dega. Pati vėlgi, kaip dėlioji tuos tikslus, ar įsikeli su trenerė juos sezono pradžioje, ar taip žingsnelis po žingsnelio, varžybos nuo iki varžybų, kaip vyksta? Ar jau matote, kad tikrai gera forma ir tada tuos tikslus keliat? Pradžiai prieš sezoną tai pasikalbam apie tuos tikslus, tipo, būtų neblogai ten, tas. Ir tada jau sezono eigoj mes pamatom, kaip atrodom ir jau tada jau tą tikslą užsibrėžėm ir mes jo siekiam, tai šiais metais tas tikslas gan aukštas, bet aš tikiuosi tikrai, kad pavyks. Ir tikrai pavyks, aš ir pasitikiu savim, ir pasitikiu trenerės darbu. Manau, kad mūsų duetas tai tikrai, ne 100%, bet 85-90 tikrai yra, kad išvažiuosim. Labai svarbu, kad dabar tarp sezonius ir mes kalbame tarp žiemos ir vasaros sezono, tai turbūt labai svarbu, kad ir pati dabar tuo tarp sezoniu truputėlį ir galbūt psichologiškai atsigautum po to žiemos sezono, tai kaip atrodo Rugilės laisvalaikis, kai turi daugiau laiko ir kai viskas nesisuka tik tai apie šuolių su kartimi? Tai manau, kaip ir visi su draugais leidžia laisvalaikį, aš kažkada minėjau ir man mašinos labai patinka, tai domiuosi ir tuom, dabar aišku apstojau, bet žiūriu, kaip man savo automobilį pagerinti, kokią spalvą uždėti, ką dar. Wow. Čia tokios svajonės irgi nuošalinės, bet išvažiuoju su dviračiu, tokios įprastos veiklos, kur leidžia pamiršti bent jau tą, ką aš darau, apie ką galvoju realiai visus metus, tai bent jau tas kelias savaitės leidžia pamiršti. Tai taip atrodo laisvalaikis. Fainiai. Taip pat, kiek suprantu, studijuoji Vytauto Didžiojo universitete. Ką studijuoji, kelintam kurse? Studijuoju sporto studijas, būsiu trenerė. Tai pirmam kurse metus praleidau. Galvojau, susikaupsiu labiau sportui, tai praleidau, pasižiūrėjau, ar aš tikrai noriu tą visą dalyką studijuoti, susidėliojau, tai tikrai noriu ir su trenerė šnekėjom, kad aš jos darbą, jinai man perleis savo darbą, tai irgi treniruosiu kartį ir nepaliksim taip, kad mes šokinėjom, baigiam karjerą ir jau viskas. Mes ją tęsim jos darbą ir aukštinsim ne tik kartį, bet ir visą lengvą atletiką.
Nuostabu, Rugilė, iš tikrųjų kilnūs tikslai ir pati esi iš vidaus labai gražus ir nuostabus žmogus, tai ačiū už tą mūsų pokalbį, tikrai jisai taip atrodo prabėgo ir kalbamės jau daugiau nei 40 minučių ir dėkoju tau, esu tikra, kad tavo tie tikslai tikrai bus įvykdyti ir svarbiausia tai, kad tavo akis dega ir aš tikiuosi, kad tai bus visada. O man, mėly žiūrovai, iš tikrųjų yra labai nuostabus jausmas, kai šioje tinklaladėje mes kalbame su mūsų jaunaisiais talentais, kurie atskleidžia savo besiskleidžiančias, dar tik tai herojiškas istorijas, įsikalba apie svajones, kartais baimės ir svarbiausia, kad tokie žmonės įkvepia kitus jaunus žmonės. Čia buvo Nacionalinės sporto agentūros tinklalaidė Įkvėpti judėti, o pokalbį su Rugile Miklyčiūte galėsite rasti LRT mediatekoje ir radiotekoje bei kitose tinklalaidžių platformose. Kitas epizodas paskutinį balandžio trečiadienį. Iki.